disertacijų konkursą labai nustebino, kad dar vis dėlto yra, kurie domisi, kurie supranta, kuriem tai svarbu, kurie nebijo paklausti artimųjų ar suaugusiųjų, o ką tai reiškia iš tikrųjų ta sausio 5 diena visai mūsų valstybė ir visiems mums. Mūsų jaunimas mato sausio 13-ąją. Ir išties, manau, kad labai svarbu dalintis tuo, kaip kiekvienas matome tai. Žmogus, kuris vis tik yra Dievo kūrinys, sugeba iš karo padaryti kažką tauraus, švento, o tai padaro per atmintį.